ir šudizus. O, yra nebloga situacija. Edmundas toks yra. Edmundas susitikinėja su viena panelė vardu Justina. Vakar jie buvo vakarė susitikę, be to Justina turi vaikiną, kuris gyvena kitame mieste. Tai ką, mes dviese, ne, tipo? Tu padėsi, ne? Ką aš dabar turiu padaryti? Nieko, tiesiog skambinam Edmundui ir jis, tipo, susitikinėja su mano boba. O jis. Reikia kokio muzončio rimto. Koks ten yra? Pamiršau. Klausau. Sveikas. Labas. Edma čia? Taip. Sutkus. Taip. Sveikas, gyvas. Nu. Marčiau, gali uždaryti duris. Edma. Girdžiu. Noriu su tavim pakalbėti šiek tiek. Kalbėk. Klausyk. Ką tau reiškia panelė vardu Justina? Pasakyk dabar. Uždaryk duris, Marčiau. Tai tu gal pačias jos? Kaip tau atrodo? Nu, tai man taip ir atrodo. Nu tai va, tai gal. Nu, tai va. Nu tai papasakok. Ką man reiškia? Nu, nieko man nereiškia. Tiesiog susipažinau, nes nesu paprasta mergina ir tiek. Ką aš galiu pasakyti? Nieko darbų su nėra. Nieko nėra, ne? Ne, taigi aš žinau, kad jinai turi bičą. Nu. O kodėl man atrodo, kad kitaip yra? O kodėl tau taip atrodo? Nes šnekat. Marčiau. Ateik čia. Ką? Čia tas pats, Edman? Pats, taigi Jėzus, jie ten laižydavosi visur. Klausyk, Edma, aš pilnai suprantu tave. Tipo, tu esi kažkoks bachūras, tau patinka boba ir panašiai, bet esmė, kaip man jausti, supranti? Nu tai, aš suprantu, nu tai jeigu mano pana bendrautų su kitais biržais, man irgi būtų, žinok, zaparas. Pasakyk, kad nebesilaižytų su ją. Tai va, ką aš tau galiu papasakot, nu. Ne, tu tiesiog, žiūrėk, nedarom taip, žinai, čia taip, o nieko nevyksta, nieko nedarai ir panašiai. Aš tikrai tuom netikiu, netikiu absoliučiai. Tu geriau man pasakyk, kas įvyko, kas buvo ir viskas. Aš jau tau papasakoju, laižėsi gi. Marčiau, uždaryk duris ir reiktų. Ne, nesveikit, hebra, nesąmonė, gerai. Čia kažkas mane apibisinėt bandote, ne? Ką sakai? Kažkas apibisinėt bandote, ne? Kaip gražiai kalbi. Nu, žinai, būtų tiesioginis eteris ir pat girdėčiau, gal taip nesakyčiau. Nu, vat. Dažniau radijos reikia klausyti. Klausau pakankamai dažnai iš tikrųjų. Tai gal dar kartą nori tą žodį pasakyti? Ne, garsiai nesakysiu. Zip FM. A kodėl? Per dažnai vyrai jūsų klausau, kad taip pasimaučiau lengvai. A Nu, ne. bet pradžioj kažkaip tai, man atrodo, Iš tikrųjų tai susimėčiau, žinai, kai pasakai, kad Justinos biržas, galvoju velnės, žinau, kad turi. o klausyk, o rimtai nieko tarp jūsų nėra, aš kažkaip abejoju. Ne, rimtai, tarp mūsų nieko nėra. Kokį vieną kartelį ten? Tipą tokį. Aš galėjau nekišau. Čia faina mergaitė, žinai, tiek, nu, pabendraujam, smagu, įdomu. Aišku, ką daugiau sakyti, kai, žinai, Justina turi. Bet mes tave suprantam. Aš tą žinok. patį sakyčiau. Jo, žinok, aš irgi tą visiškai. patį. Beveik pamūvėt. Tai va. Pasiliekam erdvės kitam kartui. Tai. Ne, jūs labai lengva atskirt, kai šauki, ką nors Marčiau uždaryk duris ar panašiai. Okay. Supratau. Ant Pastebėjau. profą užsirovėm, žodžiu. Bet maladėt. Pavarėt vis tiek. Gerai, broli, tai dėkui tau už pokalbį ir gero to vakaro ir linkėjimai Justinai. Jums taip pat. O Justina labai gera? Faina mergaitė, patikėk. O graži? Taip. Ne. O kas yra Šaras ir Artūras? Du mano fakeriai, kaip dabar paskambinsiu. Supratau. Jie mano draugai. Jie dabar Buvo. žvengia, žinai. Eik tu sa. Nu, Gerai, Edma, nesiparink. Jeigu yra, žinai, viltis, tai griebk tą viltį ir turėk tą. Nu, žinai, tas viltys.
Nu, ten jau kaip gausis. Nu, žodžiu, gerai. Gerai, Nu, tai smagaus šuniuko. Iki. Iki. Ką daugiau gali pasakyti, ne? Tipo, nu, jo, mes ten kažką darėm. Jo, taigi aš ją tvarkau. Per folderį. Būna kartais įkeliu failą į folderį. Paskui ejectinu labai greit. Dokumentą įkeliu į folderį. Nepalieku ilgam. Kad neatsiprintintų paskui. Nu.